Dramatiškos rungtynės, kurių netrūksta jums pastarojoje atkarpoje, tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Šįsyk ne jūsų naudai susiklostė mačas. Koks būtų galbūt pirmiausia bendras šių rungtynių įvertinimas? Aš nežinau, čia dramatiškos rungtynės. Aš manau, kad laimėjau geresnė komanda, kuri parodė daugiau noro, kuri parodė daugiau energijos rungtynėse, kuri norėjo kovoti dėl kiekvieno kamulio. Tai ir laimėjau, tai sveikinimai varžovams, sėkmės jiem toliau taurės turnyre, kad nukeliautų kuo toliau. O savo ruoštų iš savos komandos to viso ir pritrūko, tai buvom šviežesni, turėjom būti ir greitesni, ir naglesni, sakykime, tai, bet to nepadarėm. Tai tenka konstatuoti faktą, kad geresnė komanda šiandien laimėjo. Kalbat, kad buvot geresni ir šviežesni, bet reikia paminėti, kad praktiškai visų pagrindinių žaidėjų nebuvo. Sakykime, vienuolikės praktiškai visos išskyrus Pavlovičių, lyginant su prieš kelias dienas vykusiom rungtynėm su bulgarais. Kiek vis dėlto tai turėjo įtakos rungtynių baigčiai? Tai matot, ir keitimai buvo atlikti antram kėlinį, bet situacija nepasikeitė nuo to. Tai aš nemanau, kad čia yra problema. Problemos buvo pačioj pradžioj, kada mes negebėjome pritaikyti savo norimų žaidimo sumanimų, negebėjome kontroliuoti žaidimo, žinoma, negebėjome kovoti tiek dėl pirmų, dėl antrų kamuolių, tai čia visapusiškai geresnė komanda šiandien laimėjo. Aišku, antrasis kėlinys itin nesėkmingai prasidėjo. Kaip paaiškintumėte tą atkarpą, kai du praleisti įvarčiai vienas po kito, jie šiek tiek gal skirtingo stiliaus, ten vienas tokių įspūdingų smūgių ir taip pat ir 11 metrų baudinį dar atsivežėt, kas ten nutiko po pertraukos? Tai žinot, 0-0 žaidėjai nori mušti įvartį, nori bėgti į priekį, kas yra visiškai suprantama, bet žinot, buvom tam pasiruošę, kas yra Sūduva, tai yra kontratakos ir standartinės padėtys, dėl ko ir prasileidom tos įvarčius. Tai ruošėmės, viskas buvo išdėstyta, planą turėjom, tiesiog jo neįvykdėm. Turėjot nedidelę atkarpą, bet daugumoje žaidėte. Ten įmanoma buvo kažką perlaužti jau tą susitikimo eigą, ar vis dėlto per mažai laiko buvo likę, kad realiai pakeisti situaciją? Tai laiko buvo užtektinai, bet tų kelių pusprogių, kurias susikūrėm, neužteko, o neįmušę įvarčio negalim nieko padaryti, tai iš esmės sveikinamai Sūduvai. Marijampolės komanda jau trečią kartą šį sezoną atima taškų iš Kauno Žalgirio, tiksliau šįsyk atėmė pergalę, atėmė kelialapį į pusfinalį. Ar tokia neparanki komanda, ar vis dėlto šiaip yra tvirtas toks kietas kolektyvas, kuris kaunasi su visais? Tai tenka konstatuoti, kad neparanki komanda, tai statistika kalba pati už save. Tai žaidėm tris kartus, 2 lygiosios, šiandieną pralaimėjimas. Šiemet per tuos 3 susitikimus Sūduva buvo geresnė. Baigėt pasirodymą taurės turnyre, bet didžiausi iššūkiai priešakyje ir artimiausias jų jau kitą savaitę. Kiek šitas sukrėtimas galbūt atsilieps komandai teigiamai ar neigiamai? Dėl šito išsiaiškinsim ketvirtadienį, tai dabar turim keletą dienelių pasiruošti, iš esmės 3 treniruotės plus skrydis, tai laiko kaip ir neturim. Grafikas labai įtemptas, tai nėra kada liūdėti, ryt renkamės, ruošiamės kitom rungtynėm, tikimės, kad jos bus kur kas geresnės. Kalbiname Marijampolės Sūduvos vyriausiai trenerį Donatą Vincevičių, treneris sveikinimai su pergale. Pratęsėt savo žygį taurės turnyre ir laimit ne prieš bet ką, o prieš čempionato lyderius ir dar jų stadione. Pirmiausia, gal jūsų bendras komentaras apie šias rungtynes? Visų pirma noriu padėkoti sirgaliams, vėl gausiai susirinko į tribūnas ir tikrai palaikė.
Sveikinu komandą, kurie atidavė tikrai daug jėgų, kainavo tą pergalę tikrai nemažai jėgų, galbūt ir tikiuosi, kad neprisidės ir traumų, bet kas liečia pačias rungtynės, jos tikrai buvo sunkios, žinojom, kur važiuojam ir jos tikrai buvo sunkios, ypatingai pirmam kėlinį truputį taktiškai blogai buvo judėjimas, nes negalėjom persidengti, po to pakeitėm, galėjau galbūt truputį anksčiau tą padaryti, bet yra taip, kaip yra ir antram kėlinį per pertrauką pakalbėjom ir vaikinai truputį galbūt ramiau pradėjo žaisti, atsistojom į savo vėžes ir kur neleidom per daug Kauno Žalgiriui kažką sukurti, čia kalbu apie antro kėlinio pradžią vidury ir kaip pasakyti, tos rungtynės antram kėlinį kontroliavom. Turėjom didelį šansą įmušti trečią įvartį, bet futbole taip atsitinka. Neįmušėm trečio, gavom raudoną kortelę, viskas apsivertė, traumos, priverstiniai keitimai. Bet šaunuoliai vaikinai, atsilaikėm prieš stiprią komandą, jau Kauno Žalgiris metė viską, ką galėjo, nebuvo lengva ir vartininkas gelbėjo ir gynyba, manau, susitvarkėm neblogai, viskas gerai. Jau paminėjo tos taktinius perikėjimus po Aleksandro Živanovičiaus traumos, priverstiniai jie iš dalies buvo. Baltrūnas atsistojo į Živanovičiaus vietą, nors jam įprastinė, aišku, gynybos krašte vieta ir daugiau tų gal atakoj funkcijų gali atlikti, tuo metu padėti komandai. Perėjo į Uzečiukų, į priešingą flangą iš dešinio į kairį ir nepaisant to, dar, kaip sakoma, dar vos nepatikimiau pradėjo žaisti komandą. Tai be abejo, pirmiausia, kaip Aleksandro Živanovičiaus situacija, kaip sveikata ir tos gynybinius, gal tos perstatymus, kaip pakomentuotumėt. Čia priverstiniai ar ne? Sunku pasakyti, kas liečia dėl traumų ir Živanovičiaus ir Lovsono matysim turbūt rytoj, kaip gydytojai peržiūrės arba po tyrimų. Kas liečia tuos perstatymus, tai jie, kaip pasakyti, nėra iki galo gerai, bet esmė tame, kad mes jau buvom žaidę, taip Žygis Baltrūnas buvo žaidęs vidurio gynėjų, Uzo taip pat buvo žaidęs kairiajam gynėjim ir Lovsonas dešiniam gynėjim, taip kad tą klausimą įsprendėm, tik man ėjo truputį apie kitką, kad priekį mes negalėjom pradžioj, kaip pasakyti, užpresinguoti Kauno Žalgirio visada išeidavo, bet jau kai minėjau, perstatėm ir tada jau viskas buvo ramiau ir geriau. Kalbant apie geriau, antrasis kėlinys, fantastiškai prasidėjo tas pirmas įvartis 59-ąją berods, 48-ąją be abejo minutę. Amaras Haidaravi iššovė, tikrai įspūdingai, turėjo erdvės visų pirma priimti kamuolį, bet vėlgi, čia turbūt ir jūsų kombinaciją reiktų pagirti ir pačio Haidara tą išpildymą. Smūgis fantastinis. Net, kaip pasakyti, ne taip, kad nesitikėjau, bet pataikė fantastinį įvartį, super ataka, pasitvarkė kamuolį, truputį atitrūko nuo gynėjo ir pramušė į vartus, taip kad gražus įvartis. Ir atrodytų išsiveržėt į priekį čempionato lyderių stadione, turėtumėt saugoti rezultatą, grūstis galbūt vos ne prie savo vartų, bandyti atsilaikyti, toliau atakuoja, toliau kūrėtės progas ir tas antrasis įvartis Franklino Tangiry ir po to dar ir 11 metrų baudinys, taip pat uždirbtas, praktiškai jau triuškint galėjot pradėti. Toks buvo nurodymas, kad nesitraukti, žaisti savo žaidimą iki galo. Žinot, kaip bokse, jeigu pataikai, tai vieną reikia eiti iš karto ieškoti antro, taip kad nebuvo tokio nurodymo, kad einam toliau, liekam, žaidžiam, turim žaisti taip, kaip suplanavę, tas pas buvo ir praeitose rungtynėse, kur pralaimėjom Žalgiriui su žaidėjais per video peržiūrą. Klausimas, kodėl
paklausiau žaidėjo, kodėl tu tenais bėgi, nes tau nereikia tenais bėgti. Tai sako, treneris, mes pralošdinėjom. Ne, yra visų pirma žaidiminė disciplina, visi mes turime laikytis, nesvarbu. Nesvarbu kelintą minutę, pirmą ar 90, jeigu gaus nurodymus, kad galim kažkur parizikuotas, tada tai, bet išlaikėm tą patį ir nu, kaip ir sakot, nu, įmušėm antrą įvartį, galėjom trečią. Ką prisimenu, dar tų tokių buvo kontrų išpuolių, kur galėjom tą rezultatą padidinti, galbūt buvo ramiau, nu, bet nu, žaidėm su Kauno Žalgiriu, taip kad nebuvo lengva, ypatingai pabaigoje, kai likom 10. Na ir iš 3 žaistų rungtynių nepralaimėjot nė vienerių Kauno Žalgiriui. Maža to, šiandien pasiekta pergalė. Tai esat vienintelė šį sezoną Lietuvos komanda, kuri turi teigiamą tarpusavio mačo, sakykime, taip, balansą su žalgiriečiais, su čempionato lyderiais. Ką tokio žinot apie varžovus, ar galbūt, sakykime, ar kaip jūs kaip treneris ir trenerių štabas, ar galbūt paranki komanda, ar tiesiog gal motyvacija kur kas didesnė žaidžiant tokiam stadione su čempionato lyderiais? Nu, sunku pasakyti, aišku, motyvacija, super stadionas, super aikštė, gera komanda, tai kiekvienas nori išėjęs save parodyti, bet ta prasme, kad iš mano pusės, kad būtų akcentavimas, kad žaidžiam prieš Kauno Žalgirį ir dabar čia mes turim kažką verstis per galvas. Ne, taip nėra, žiūrim taip pačiai į kiekvienas rungtynės ir su kiekvienais einam žais, ką suplanavę, taip kad šiandien pavyko gan neblogai. Kadrinė, tai taurės turnyras jums tęsiasi, žengėt į pusfinalį, yra skirtumas, su kuriuo varžovu žaisti jums pusfinalį? Nu, sunku pasakyti, kad dar ne visi sužaidė, man atrodo, ketvirtfinalius matysim toliau, nu, bet žinot, taurės rungtynės, vienos rungtynės, taip kad nu, mes neturim įtakos burtam, taip kad sulaukiam burtų bus matyti.